Jau 2021 metų pradžioje 4,5% įmonių naudojo dirbtinio intelekto technologijas. Dirbtinis intelektas – sistemos, naudojančios teksto gavybos, kompiuterinės regos, kalbos atpažinimo, natūraliosios kalbos generavimo, mašinų mokymosi, giliojo mokymosi technologijas. Šios sistemos renka ir arba naudoja duomenis, siekiant su tam tikra autonomija numatyti, nuspręsti ar rekomenduoti geriausią veiksmą konkretiems tikslams pasiekti. Mūsų įmonė Vaismoms teikia programavimo paslaugas konkrečiai verslui. Kokios tai būtent paslaugos yra, mes pagrindę kūrėm skaitmeninius produktus pačiom įmonėm naudoti viduje. Naudoti, kaip jos yra naudojamos, norint tam tikrus procesus skaitmenizuoti. Daugelis procesų, sakysim, įmonėse jie būna arba popieriniu būdu, arba tam tikrų, kur tiesiog išskaita po e-mailą galbūt ir tas procesas labai neaiškus. Mes visus tos procesus, mes patys gerai išmanome įmonių procesus, daug klientų turime, kurie per mus yra skaitmenizavę, pririnkę tų gerų praktikų ir tuos procesus tiesiog paimam geriausias praktikas ir skaitmenizuojame.